Labas rytas, slidinėjimo entuziastai ir ketinantis tokiais tapti. Mano vardas yra Roberta, aš esu testų ir mokymų centro vadovė ir šiandieną mes kalbėsime apie esminius tokius dalykus, norint pardavinėti slidinėjimo keliones. Pirmiausia, norėjau pasiteirauti jūsų, ar matote, ar girdite ir ar galime pradėti. Labai džiugu. Tad apie kągi kalbėsime šiandieną. Norint pardavinėti slidinėjimo keliones, nereikia patiems būti slidinėjimo asais, bet reikia išmanyti su slidinėjimu susijusią terminologiją bei mokėti skaityti slidinėjimo žemėlapius. Tad pirmiausia, pradėsime nuo to, kokie išsireiškimai ir pavadinimai pasitaiko su slidinėjimu susijusiose kelionėse ir apie juos reikėtų žinoti. Tai yra, kalbėsime apie tai, kas tai yra skipasas, skibusas, funparkas, apreski ir taip toliau. Aptarsime keltuvų tipus, trasų rūšis, taip pat slidinėjimo apgyvendinimo ypatumus, kuo skiriasi viešbučiai saulėtose paplūdimio kurortuose nuo siūlomo apgyvendinimo galimybių kalnuose. Taip pat pakalbėsime apie sveikatos draudimus, panagrinėsime šiek tiek slidinėjimo žemėlapį ir galiausiai išmoksime keletą žingsnelių, kaip parduoti slidinėjimo kelionę, nuo ko pradėti ir ko paklausti turistų. Tad pirmiausia, kokie yra žinotini slidinėjimo terminai. Skipasai, tai yra magnetinė kortelė, taip kitaip tariant slidinėjimo bilietas, kuris leidžia naudotis keltuvais vieno ar kelių slėnių trasomis. Jie yra pardavinėjami prie trasų, dažniausiai prie keltuvų kasose. Taip pat šie skipasai yra siūlomi ir testurovų, kol vyksta pervežimas nuo oro uosto iš viešbučio už tą pačią kainą, už kurią jie įsigytų tuos pasus prie keltuvų. Taip pat slidinėjimo pasą galima užsakyti ir kelionių agentūrose dar Lietuvoje, perkant slidinėjimo keliones. Tokiu atveju agentas, norėdamas užsakyti skipasą, darydamas užsakymą, informaciją apie tai prideda užsakymą pastabose arba norint pridėti skipasą jau atliktam užsakymui yra siunčiamas laiškas rezervacijų skyriui elektroniniu paštu book@testur.lt. Patys skipasai gali būti įvairioms trukmėms, ilgesniai negu savaitės trukmei, kartais yra reikalinga nuotrauka. Skipasą visada būtina turėti su savimi, taip pat atkreiptinas dėmesys, kad yra draudžiama naudoti kito asmens skipasą. Patys skipasai gali būti skirstomi į vaikiškus, jaunuolius, senjorų, būna skipasų, kurie yra skirti šeimai bei didesniems grupėms. Prie skipasos papildomai yra įmamas eurų užstatas už magnetinę kortelę. Net jeigu užsakomas skipasas Lietuvoje, šitas užstatas vis tiek yra mokamas kelionės atstovams, kurie turistams išduos tos skipasus. O šitą depozitą susigrąžinti galima paskutinę slidinėjimo dieną, nusileidus nuo kalno ir grąžinus skipasą slidinėjimo kasoms esančioms prie keltuvų. Ir visai nesvarbu, kokiu būdu turistas įsigijo tą skipasą, ar užsakymas buvo dar iš Lietuvos, ar užsisakė pervežimo metu, ar nusipirko prie keltuvų kasose, jį vis tiek galima grąžinti kasose prie keltuvų ir atgauti tą savo sumokėtą kelių eurų depozitą. Dar vienas naudotinas terminas tai yra skibusai. Kas tai yra tokio? Tai yra tarp artimų kurortų arba po patį slidinėjimo kurortą kursuojantis autobusai, kurie veža į slidinėjimo trasą. Mayrhofeno kurorte Austrijoje yra įskaičiuotas dar ir traukinys į šitą kainą. Ir turintiems skipasus, tai yra šituos slidinėjimo bilietus, šie autobusai dažniausiai būna nemokamai, tačiau ne visada, reikėtų atkreipti informaciją. Taip pat reikia atkreipti informaciją ir į tai, kad šitie autobusai dažniausiai būna nemokami iki tam tikros valandos. Pavyzdžiui, 19 valandos vakaro. Įlipus į autobusą yra parodomas skipasas arba susimokama už važiavimą šiuo autobusu. Vakarais, kai slidininkų srautas yra sumažėjęs, į autobusus yra įlipama tik tai per priekinės duris, pro vairuotoją ir išlipama per vidurinės ir galinės duris. Jolanta klausė, norint drausti skipasą,
Ar būtina tai pasakyti, kad jį įsigijant? Manau, kad tai be abejo iš karto, dar prieš įsigijant tokį dalyką reikėtų informuoti, nors tiesą pasakius nesu girdėjusi atveju, kad draustų patį skipasą. Čia turite omeny, kad nuo pametimo draudžiamas šis atvejis ar kokiu atveju? Na, kągi dar reikėtų žinoti. Tai tokiu atveju, jeigu nuo nelaimingų atsitikimų, tai čia ne patys reikia drausti, o patį keliautoją nuo nelaimingų atsitikimų arba netgi nuo žalos, kurią jis gali padaryti tretiesiems asmenims. Na, apie tai mes truputėlį kalbėsime webinaro eigoje, tačiau turėkite omeny, kad drausti reikia ne skipasą, bet patį asmenį, kuris tuo skipasu naudosis. Taigi, dar vienas slidinėjimo terminas, kuris yra naudojamas, tai yra skiriant, tai yra inventoriaus nuomos punktai, kuriuose vakare baigus slidinėti labai dažnai galima palikti savo slidinėjimo inventorių. Tam būna specialios daiktų saugojimo kameros, netgi slidinėjimo batų džiovyklos. Ski service tai yra inventoriaus taisymo, vaškavimo, įvairiausios panašios paslaugos, kurios gali būti teikiamos tiek pačiose skiriant, tai yra inventoriaus nuomos punktuose arba tarpinėse stotelėse trasose, taip pat galima matyti tų ski service vietų, kur galima susitaisyti arba paprašyti pagalbos taisant inventorių. Kas tai yra ski locker? Ski locker tai yra speciali patalpa, kuri yra skirta įrangos saugojimui. Jos gali būti įrengtos keltuvų stotyse arba prie jų, taip pat inventoriaus nuomos punktuose. Tai gali būti užrakinami laikikliai arba gali būti tokios atviros spintelės, kuriuose galima palikti inventorių prie trasų. Tai yra labai patogu, nes slidžių arba snieglenčių nereikia nešiotis arba vežti skibusu į viešbutį ir atgal prie trasų. Kokiegi dar yra naudojami slidinėjimo terminai? Vienas iš jų tai yra funparkas. Funparkas tai yra snieglentininkams skirta trasos dalis arba šlaitas su dirbtinėmis kliūtėmis, tokiomis kaip half pipas, tai kitaip išvertus yra pusė vamzdžio, big air, tai yra tramplynai, quarter pipas, atrodo štai taip, tai yra verčiama kaip ketvirtadalis, nedidelis toksai tramplinukas. Taip pat galite susidurti su tokiu terminu, kuris vadinasi ski safari. Ski safari reiškia ilgas maršrutas. Šitas maršrutas gali būti ir žiedinis, pavyzdžiui, Selaronda Italijoje, ar ne, kurį galima įveikti nenusiėmus slidžių, kylant skirtingais keltuvais ir leidžiantis vis kitą trasą. Kitas labai dažnai slidininkų naudojamas laisvalaikio terminas yra après-ski, tai yra laisvalaikio praleidimo vieta, baras arba kavinė, kuri yra įsikūrusi kalnų trasose arba nusileidus nuo kalno šalia trasų. Juose pailsėti paprastai sustoja slidininkai. Après-ski dažnai visą dieną groja linksma muzika, čia slidinėjantis ant kalno pietauja, ar bent jau lengvai užkanda, kadangi slidinėjant į viešbučius pietauti yra negrįžtama visai. Patys linksmiausi après-ski būna nusileidus nuo trasų, juose slidininkai renkasi slidinėjimo dienos pabaigoje, tai yra maždaug 15-17 valandą. Čia labai dažnai vyksta šokiai, vyrauja itin linksma atmosfera. Slidinėjantis čia susirenka su slidinėjimo aprangomis, slidinėjimo batais, tik ką nusileidę nuo kalno. Ir paprastai linksmybės šiuose après-ski trunka maždaug iki 19-20 valandos. Ir tada slidininkai grįžta į viešbučius vakarieniauti, leisti vakarą viešbučių arba kurorto pirtelėse, o patys ištvermingiausiai grįžta į miestelio centrą, linksmintis iki vėlumos veikiančiose klubuose ir baruose. Gritas klausė, ar galima praleisti slidinėjimo terminus. Šitas webinaras būtent ir yra skirtas slidininko pradedantiesiems, tad, jeigu žinote, tai viskas tvarkoja, nueikite, pasidarykite kavos. O tiem, kurie dar tik mokosi ir nori supažinti su slidinėjimu, šitas webinaras ir yra skirtas. Taigi dar kokie terminai gali pasitaikyti slidinėjimo
kurortuose. Tai yra ski-in arba ski-out. Jie yra susiję su viešbučiais. Ski-in tai reiškia, kad viešbutyje yra galimybė, kad yra galimybė iš pačios trasos nusileisti iki pat viešbučio. O ski-out, kai nuo viešbučio iš karto galima pradėti slidinėti. Taigi kartais prie viešbučio aprašymų rasite tokius prierašus ski-in, ski-out, arba gali būti ir ski-in, ski-out, ar ne, abudu prierašai pridėti. Taigi žinokite, kad nuo tokio viešbučio iš karto galima pradėti slidinėti, tai reiškia iš trasos pasukti iki viešbučio arba nuo pačio viešbučio nusileisti žemyn iki keltuvo arba iki trasos. Kokios gali būti slidžių rūšys? Jos yra įvairiausių rūšių, gali būti net ir medžioklinės ar vandens slidės, tačiau šiandieną mes daugiausia kalbėsime apie kitų dviejų rūšių slides, tai yra kalnų slidės ir lyguminės arba dar kitaip vadinamas bėgimo slidės. Kuo jos skiriasi? Kalnų slidės yra daug tvirtesnės, sunkesnės už lygumų slidės, jomis slidininkas nuo kalno veikiamas svorio jėgos, todėl jas padaryti lengvesnės nėra svarbu, tačiau judant nuo kalno yra pasiekiamas didžiulis greitis, todėl kalnų slidės turi būti ypač tvirtos. Kalnų slidininkas taip pat čiuožia tiek sniegu, tiek ledu, atlieka daug posūkių, tad labai svarbu, kad slidės posūkiuose išlaikytų slidininką trajektorijoje, tai yra nepraslystų, todėl slidžių kraštai paprastai yra gaminami iš atsparaus metalo, yra labai aštrus, pagaląsti, artimai tokiam netgi stačiam kampui. Kalnų slidinėjimui skirti batai yra aukšti, tvirti, standus, kad padėtų slidininkui valdyti slides trasoje. Slidinėjimo batai atrodo štai taip. Juos užsidėjus didysis kojos pirštas turi šiek tiek remtis netgi batų priekį, todėl kad batus užfiksavus slidėse slidininkas būna pasviręs į priekį šiek tiek ir pėda bate atsitraukia atgal. Slidinėjimo batai būtinai turi būti tinkamo dydžio, visiškai apgulti ir suveržti pėdą ir apatinę kojos dalį, kad šita bato viduje visiškai nejudėtų. Jeigu kulnas bate smūčioje arba pėdą galima judinti į šonus, reikia ieškoti mažesnių batų, kitaip valdyti slides bus itin sudėtinga ir tiesą pasakius netgi ir nesaugu. Kalnų slidžių apkaustai jau daug metų yra gaminami su kojos apsauga nuo lūžių, paprastai apkaustai paleidžia koją, jeigu jinai yra sukama arba lenkiama didesnė jėga ir slidės tiesiog pačios nukrenta. O nugriuvęs žmogus ritasi jau be slidžių. Kalnų slidės dažniausiai būna šiek tiek platesnės už lyguminės slides ir šiek tiek išplatėja ties slidės galų, kuris būna ovalios formos. Tuo tarpu lyguminės slidės yra siauresnės ir tolygiai pailgos kaip pieštukai, be jokių išplatėjimų arba susiaurėjimų, o slidžių galai yra dažniausiai smailūs. Tokios slidės ir joms skirti slidininkų batai turi būti kuo lengvesni, kadangi jomis čiuožiantis žmogus jas perneša savo jėgomis. Taip pat pastebėta, kad tokiomis slidėmis daug patogiau yra čiuožti, jei prie slidžių yra pritvirtinti tik tai batų priekiai, o kulnai gali laisvai pakilti. Taip pat norėčiau priminti, kad skrydžių į Austriją ir Italiją su Small Planet Airlines metu keleivis vyresnis negu 2 metai vežtis vieną slidinėjimo įrangos komplektą, kurį sudaro slidės slidinėjimo batai ir slidinėjimo lazdos arba snieglentininko batai ir snieglentė. Bet kuri komplekto įrangos dalis yra pripažįstama kaip vienas slidinėjimo įrangos komplektas, jeigu yra gabenamas atskirai, tai yra neįpakuotas į pagrindinį bagažą. Kūdikiams, tai yra keleiviams iki 2 metų amžiaus, slidinėjimo inventoriaus gabenimas nėra galimas. Maksimalus leistinas svoris asmeniui yra 32 kg, jeigu sudėti slides ir jos supakuotą sportinį inventorių. Slidinėjimo inventorius perkantiems kelionių paketą yra gabenamas nemokamai. Norint jį pridėti rezervacinėje sistemoje, reikia prie papildomų paslaugų, ten, kur yra pridedamas ir maitinimas, lėktuvų paslaugos, pasirinkti papildomas bagažas ir tada pridėti nemokamai gabenamą slidinėjimo inventorių. Tačiau norėčiau atkreipti dėmesį, kad orlaivyje galima gabenti tik tai 126 slidinėjimo vienetus, o vietų lėktuve yra apie 180. Taigi, jeigu slidės
nebus pridėtos iš karto, vėliau jau bus tik tai pagal atskirą užklausimą. Tad rekomenduokit savo turistams keliones į Austriją, taip pat ir į Italiją, užsisakyti iš anksto, nes vėliau ne tik, kad gali nebūti galimybės nemokamai gabentis inventorių, bet jo gabentis nebus galima net ir už papildomą mokestį, nes tiesiog fiziškai lėktuvas tiek netalpina. Taigi, laukiant paskutinių minučių, kelionės kaina turistams, kurie turi savo slidinėjimo inventorių, išauga maždaug nuo 100 iki 200 eurų, nes už tokią sumą galima išsinuomoti slidinėjimo inventorių atvykus. Taigi tie turistai iš anksto gali pridėti savo slidinėjimo inventorių nemokamai, taigi susitaupo maždaug nuo 100 iki 200 eurų asmeniui. Jeigu reikia kažkokio tai argumento, parduodant slidinėjimo keliones, galite pasakyti šios skaičius, jie yra pakankamai ženklus. O perkantiems tik tai aviabilietą bus galimybė įsigyti slidinėjimo inventoriaus gabenimą už papildomą mokestį, kuris sudaro 20 eurų į vieną pusę. Norint užsakyti slidinėjimo įrangos gabenimą, reikės tai nurodyti pastabose, darant aviabilietų užsakymą ir parašyti laišką aviaskyriui bei sulaukti jų patvirtinimo, kadangi dalis, maždaug apie 70% ir pirmenybė inventoriaus gabenimui yra skiriama būtent užsisakiusiems pilnus kelionės paketus. Tad perkantis aviabilietus iš anksto galės gabentis, o vėliau nebebus galimybės net ir už papildomą mokestį gabenti savo inventorius. Taip pat prašymas jums visiems yra toksai, kad kai turistai perka pilnas kelionės paketą, paprašyti apgalvoti juos, ar jiems bus reikalingas inventoriaus gabenimas, o ne užsakyti ir vėliau atšaukti, arba tiesiog atvyksta į oro uostą turistai be slidžių, nors jos buvo pridėtos prie užsakymo. Taigi prašymas jums, būkite draugiški savo slidinėjantiems kolegoms ir paprašykite turistų apgalvoti iš anksto, ar jiems bus reikalingos slidžių inventoriaus arba snieglentės inventoriaus nemokamas gabenimas. Parduodant slidinėjimo keliones, dar labai svarbu žinoti keltuvų rūšis ir juos atskirti. Taigi, slidinėjimo keltuvai gali būti 4 tipų. Gondoliniai keltuvai dažniausiai kelia iš kurorto apačios į kalnų trasas, gali kelti per miškingąją kalno apatinę dalį, nuose viršūnėje, kur yra šalta ir klimatas yra atšiaurus. Tokių keltuvų dydis gali būti labai skirtingas, dažniausiai nuo 4 vietų iki 24 vietų, tačiau gali būti ir labai didelių gondolinių keltuvo tipo vagonėlių, kurie talpina net iki 200 žmonių. Įlipant į tokį gondolinį keltuvą yra būtina nusimti snieglentę arba slides ir jas reikia pasidėti iš tai tokį specialų laikiklį, kuris yra pritvirtintas prie gondolinio keltuvo tipo durų išorinės pusės. O slidinėjimo lazdas reikia pasiimti su savimi į vidų, kad lazdos neiškristų. Jeigu yra kylama arba leidžiamasi tuo didžiuoju gondolos tipo vagonėliu, kuris jau minėjau labai daug žmonių talpina, tuomet slides snieglentes taip pat reikia nusimti, pasiimti su savimi į gondolos vidų. Krėsliniai keltuvai dažniausiai būna įrengti pačiose trasose, kalno nestačiose atkarpose, tai yra atviras toksai sėdimas keltuvas, kuriame gali būti nuo 1 iki maždaug 9 vietų. Dažniausiai pasitaikantis yra štai tokie, kaip ir matoma nuotraukoje, 4 vietų krėsliniai keltuvai, kadangi tai yra atviri keltuvai, kad slidininkai nesušaltų, kartais šie keltuvai yra įrengiami su specialiomis šildomomis sėdynėmis. Taip pat krėsliniuose keltuvuose kartais būna įrengiami specialūs nuleidžiami skydai nuo vėjo. Bugelinis keltuvas, tai yra trosų traukiamas keltuvas, juo yra kylama stovint ant slidžių arba ant snieglentės. Dažniausiai bugeliniai keltuvai kelia į trumpas mėlynas. Bugeliniai keltuvai gali būti vienviečiai arba dviečiai ir nors iš pažiūros šitie keltuvai atrodo patys,
traktiniai keltuvai bei mažesnieji gondoliniai keltuvai jie niekada nesustoja, tik tai įlipimo ir išlipimo vietose jie šiek tiek sulėtina greitį. Tad įlipti, atsisėsti juos, o gondoliniuose keltuvuose dar ir susidėti slides arba snieglentes iš šoninius specialius laikiklius reikia gana sparčiai. Na ir ko gero, vienas smagiausių, greičiausiai judančių keltuvų kalnuose yra funikulierius. Tai yra toks kaip tramvajus ant bėgių, vienu metu galintis kelti iki 200 asmenų. Funikulieriai dažniausiai kelia nuo kurorto apačios iki kitų keltuvų, kurie kelia turistus dar aukščiau. Funikulierių grindys beje būna štai tos laiptų formos. Taigi tiek apie pačius keltuvus, kokios yra trasos. Europoje trasų žymėjimo sistema yra pagrįsta tik tai spalvomis, kiekvienoje šalyje jos gali šiek tiek skirtis. Žalių trasų yra sutinkama itin retai, jos daugiau yra būdingos Ispanijai, Skandinavijos šalims, taip pat Lenkijai. Jeigu pamatysite kažkur tai žalią trasą, tai reiškia, kad tai yra pati lengviausia trasa, po jos seks mėlyna, truputį sudėtingesnė, tuomet raudona patyrusiems slidininkams ir juoda ekspertams. Labai dažnai mėlynoji trasa kurorte gali būti pati lengviausia trasų kategorija, tai yra žalių trasų nebūti visai, tačiau atkreiptinas dėmesys yra į tai, kad viename kalne mėlyna trasa gali būti sudėtingesnė negu kad raudonoji trasa kitame kalne. Tad pradedantiesiems slidininkams geriausia pasiklausti instruktorių arba testur atstovų arba viešbučio darbuotojų tam tikrų rekomendacijų, kurias mėlynas trasas jie labiausiai rekomenduotų visiškai pradedantiesiems slidininkams. Taigi dažniausiai matysite mėlyną, raudoną ir juodą trasų žymėjimą, taigi mėlynas trasas reikėtų vertinti kaip skirtas pradedantiesiems slidininkams, tai yra plačios trasos, labai dažnai ilgos, be stačių nusileidimų. Nusileidimo kampas dažniausiai neviršyje mėlynose trasose 25 laipsnių, išskyrus kai kurias, galimas trumpas kitas atkarpas. Mėlynos trasos gali būti ir kalno apačioje, taip pat ir pačioje kalno viršukalnėje. Mėlynose trasose praktikuojasi slidinėjimo mokyklų dalyviai ir suaugę, taip pat ir maži vaikai. Raudonos trasos yra sudėtingesnės ir dažnai statesnės, bet ne visada tinkančios pažengusiems jau slidininkams. Jos gali būti ir plačios, ir siauresnės, ir ilgos, ir visiškai trumpos. Jų statumas raudonų trasų paprastai neviršyje 40 laipsnių, išskyrus kai kurias, galima sudėtingesnės atkarpas. Ir pačios tačiausios ir sudėtingiausios trasos tai yra juodosios trasos, juose dažniausiai leidžiasi tik tai labai patyrę ir įvaldę techniką slidininkai. Juodosios trasos dažnai yra labai stačios, gali būti netgi ir siauros, su staigiais posūkiais, neretai besitęsiančios nuo kalno viršukalnės iki papėdės. Austrijoje ir Šveicarijoje dar galima pamatyti ir oranžinių trasų, tai taip pat yra ypač sudėtingos trasos, bei kai kuriuose šalyse galima pamatyti geltonųjų, tai yra kai kur tiesiog taip pervadinamos geltonosios trasos, arba kai kuriuose šalyse jos gali reikšti nesutvarkytą ruožą, tai yra bekelę, kuriuo taip pat galima leistis už trasos ribų žemyn. Taip pat sutiksite ir kitokius trasų pavadinimus, tokius kaip lyguminės trasas, rogučių trasas, naktinės trasas. Lyguminės trasos, arba dar kitaip vadinamos bėgimo trasomis, tai yra trasos įkurtos lygumoje, kur čiuožimas vyksta spiriantis slidėmis ir lasdomis, o ne iš inercijos leidžiantis nuokalnėm, kaip tai vyksta kalnų trasose. Tačiau lyguminės trasos ne visada yra įkurtos kalno apačioje, kartais jos gali būti ir kalno viršuje lygumoje įkurtos ir iki jų gali tekti keltis keltuvu iki lyguminių trasų. Lyguminės trasos angliškai dar kitaip yra vadinamos cross country skiing ir gali būti žymimos XC raidelė arba XC skiing. Taigi žinokite, kad turime omeny būtent lyguminės trasas, jeigu pamatysite kur nors tokį žymėjimą. Paprastai lyguminės trasos būna pažymėtos specialiais ženklais, nors ir pati trasa išsidėsčiusi lygumoje dažniausiai būna nustatoma vis tiek ir trasos pradžia, ir trasos pabaiga.
ir čiuožiama lyguminė trasa yra tik tai viena kryptimi. Netinkama kryptimi čiuožti yra šiose trasose draudžiama. Rogučių trasos, tai yra kalnuose įrengtos specialios trasos, skirtos leistis nuo kalno rogutėmis. Paprastai jos būna mažiau stačios, sudėtingumu panašesnės į mėlynas trasas arba gali būti ir netgi dar paprastesnės, kad nebūtų išvystomas toks didelis greitis, nes su rogutėmis posūkių taip jau nepadarysi kaip su slidėmis. Na, o naktinės trasos tai yra kalnų trasos, kuriuose yra įrengtas apšvietimas. Čiuožti jomis ir vakarais, kai paprastos kalnų trasos jau yra uždaromos. Na, nereikėtų suklysti, šitomis trasomis negalima slidinėti naktimis, tik tai vakarais. Paprastai naktinės tos apšviestos trasos veikia maždaug nuo 17 iki 21 maždaug valandos. Tačiau šitų trasų būna ne visose kurortuose ir dažniausiai naktinės trasos būna už papildomą mokestį. Na, pavyzdžiui, gali būti įmamas ten kokių 20-25 eurų mokestis už vakarą. Tai yra šios naktinės trasos, jos nebūna įskaičiuotos į skipaso kainą. Ką reikėtų žinoti apie apgyvendinimo kalnuose ypatumus? Kalnų kurortuose yra sutinkami viešbučiai, kurie turi mažesnės teritorijas, ar ne? Čia retai kada būna tokių viešbučių, kaip kad mes esame įpratę matyti saulėtose kurortuose, kurie turi didžiulės išplėstas infrastruktūras. Na, dažniausiai viešbučiai čia būna kalnų trobelių tipo. Čia taip pat yra labai populiarus apgyvendinimas apartamentuose, svečių namuose, pensionuose. Taip yra vadinami nedideli viešbučiai, na, ne senelių namai, nesupainiokite. Taip pat kai kurie Austrijos kalnų viešbučiai dar yra vadinami viešbučiais garny. Pagrindinis viešbučio garny ir tradicinio viešbučio skirtumas yra maitinimo teikimas. Viešbutis garny dažniausiai yra mažesnis negu tradicinis viešbutis, skiriasi be abejo numerių skaičiumi ir siūlo apgyvendinimo paslaugą teikdamas svečiams tik tai pusryčius. Na, būtent štai toks viešbučio garny išskirtinumas. Taip pat Austrijoje ir Italijoje gali būti sutinkamas pastatų tipo pavadinimas, kuris vadinasi šalet, kuris, na, įprastai reiškia nedidelį vasarnamį arba medinį namuką. Jeigu turėsite užklausimų didesniems grupėms slidinėti, tai yra svarbu žiūrėti ne vien tik tai dviviečius narius ir nebūtinai vieną viešbutį. Galimas įvairiausios kombinacijos, pavyzdžiui, žiūrėti 2-3 viešbučius, kurie yra vienas šalia kito, arba žiūrėti apartamentus, kuriuose gali gyventi viename apartamente daugiau žmonių. Ypatingai apartamentai yra populiarūs, jeigu turistai nori įsigyti keliones pigiau, keliauti. Taigi, yra parduodamos truputėlį kitaip, negu kad Turkija, kur vienas viešbutis gali priimti vienu metu net 500 numerių. Tad turintiems užklausimų grupėms nuo 10 ir daugiau asmenų reikia į slidinėjimo situaciją žiūrėti truputėlį kitų kampų. Kai kurie viešbučiai, kaip jau minėjau, gali būti su prierašu ski in arba ski out. Tai reiškia, kad iš trasos galima nusileisti į viešbutį ir nuo viešbučio pradėti slidinėti. Na, o patį slidinėjimo kurortuose įsikūrusių apgyvendinimo paslaugos patrauklumą dažniausiai nusako jo lokacija ir atstumas keltuvų arba atstumas iki Skibuso stotelės, nes eiti iki Skibuso stotelės užsidėjus snieglentininko, na, o ypatingai slidininko batus yra sunku ir atstumai turėtų būti kuo mažesni. Poilsis slidinėjant taip pat nėra tos kryptis, kuomet apgyvendinimas gali būti užsakomas paskutinę minutę. Kaip žinia, slidinėjimo viešbučiai užsipildo iš anksto, nes šio pobūdžio turizmo sezonas yra palyginti trumpas. Ir jeigu lieka laisvų vietų viešbučiuose arba apartamentuose, dažniausiai jie jau būna toliau nuo slidinėjimo trasų, toliau nuo keltuvų, toliau nuo Skibuso stotelių. Maitinimo tipai taip pat šiek tiek skiriasi nuo apgyvendinimo šiltuose kraštuose. Atostogaujant kalnuose yra populiariausi maitinimo tipai pusryčiai vakarienė arba room only, tai reiškia tik tai apgyvendinimas. Pietų viešbučiuose beveik nebūna, net jeigu ir turistai užsisako maitinimo tipo full boardą, kas reiškia pusryčiai pietus vakarienė. Pietų metu
paprastai nuo 15 iki 17 valandos vis tiek būna tiekiami tik tai užkandžiai, gali būti kokia nors sriuba arba sumuštiniai, o maždaug nuo 18-19 valandos viešbučiuose jau prasideda vakarėlė. Taigi pietus visada būna kuklesni, nors ir užsakomas maitinimo tipas viskas įskaičiuota. Kalbant apie viskas įskaičiuotą sistemą, alkoholis paprastai irgi būna įskaičiuotas tik tai nuo pavakarės, o ryte įskaičiuoti tik tai gaivieji gėrimai ir kava arbata. Tad atkreipkite dėmesį, būtinai informuokite apie tai turistus. Ir dar vienas išskirtinumas yra tas, kad slidinėjimo kurortuose esančiose viešbučiuose beveik niekada nebūna animacijos. Yra pavieniai viešbučiai, kiek žinau, kad tokių yra Austrijoje, bet tokių yra tik tai vienetai. Dažniausiai viešbučiai be animacijos. Viešbučio registratūros dažniausiai veikia ne visą parą, tad jei turistų atvykimas yra itin ankstyvas arba vėlyvas, būtina apie tai perspėti viešbutį, kad registratūroje pasitiktų juos darbuotojai. O skrendant su testuro viešbučiai būna informuoti apie preliminarų laiką, kada turistai atvyksta į viešbutį, taigi tuo rūpintis nereikia. Taip pat beveik visose viešbučiuose būna bevėlis internetas, daug jų jisai būna netgi ir nemokamas. Taip pat apgyvendintojai dažniausiai turi inventoriaus, tai yra slidžių ir snieglenčių saugojimo ir džiovinimo kambarius, kurie dažniausiai būna įrengti viešbučių rūsiuose arba pirmame aukšte. Dažnai jie gali turėti netgi ir atskirus įėjimus tiesiai į lauką. Ten būna įrengtos lentynos, į kurias galima įsigyti slides ir lazdas, taip pat snieglentės, ir tokie vamzdžių tipo radiatoriai su atsikišusiais ilgai šildomais pagaliais, ant kurių yra užmaunami slidinėjimo išdžiūtų iš vidaus. Taip pat daugelis viešbučių turi pirtis ar netgi pirčių kompleksus. Į šios kompleksus įleidžia turistus ir iš gatvės. Dažniausiai turistai, kurie gyvena tose viešbučiuose, gali šiais pirčių kompleksais naudotis nemokamai, o turistams iš gatvės yra taikomas papildomas mokestis. Tačiau retais atvejais gali pasitaikyti, kad šitie pirčių kompleksai yra už papildomą mokestį ir turistams gyvenantiems šiuose viešbučiuose. Tačiau šią informaciją galima pasitikrinti testuro tinklapyje. Kalnų viešbučiuose taip pat dažnai yra mokami papildomi mokesčiai, tokie kaip užstatas už apartamentus gali būti įmamas, jis yra mokamas atvykus ir gali sudaryti maždaug nuo 50 iki 150 eurų už apartamentą. Taip pat labai dažnai pasitaikantis yra už galutinį tvarkymą, final cleaning, taip vadinamas. Tai yra paslauga, kuri dažniausiai yra privaloma ir už ją kartais įmamas yra mokestis iš anksto atvykus, kartais netgi jis gali būti pridedamas prie užsakymo, darant užsakymą prisidėti. Tokiu atveju informaciją apie tai mes skelbėme tinklapyje apie šios viešbučius. Taigi šitas mokestis gali būti grąžintas, jeigu turistai patys susitvarko, arba gali būti netgi ir neįmamas, ar ne, jeigu turistai patys susitvarko išvykimo dieną. Taip pat kai kuriuose kurortuose gali pasitaikyti kurorto mokesčiai, jie sudaro maždaug apie 100 eurų asmeniui, vaikams iki 12-14 metų, kai kuriuose kurortuose šis mokestis nėra įmamas. Informacija apie kurorto mokesčius taip pat yra skelbiama testur tinklapyje, nes šį kurorto mokesčiai jie yra mokami iš anksto ir dažniausiai prisideda prie užsakymo. Taip pat gali būti ir įvairiausi kiti mokesčiai. Gali būti specialus mokestis skirtas vietovės moksliniams tyrinėjimams. Pavyzdžiui, Bad Gasteino kurorte Austrijoje yra toksai mokestis, kuris vadinasi Research Contribution, tai būtent jis yra skirtas moksliniams vietovėms tyrinėjimams. Taip pat norėčiau dar atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad maisto prekių parduotuvės dažniausiai dirba maždaug iki 18 valandos ir sekmadieniais nedirba visai. Tuomet, jeigu kažko reikia ypatingai sekmadieniais įsigyti, galima nuvažiuoti įsigyti iki degalinės. Kasgi yra būdinga kalnų viešbučių tam tikroms kategorijoms, kogi galima tikėtis iš kiekvienos kategorijos. Apartamentai labai dažnai būna šeimos verslas, numeriai apartamentų tipo su virtuvėlėmis, maitinimas labai dažnai būna room only.
Pensionai arba viešbučiai Garni, kaip jau minėjau, tai yra nedideli viešbučiai, kurie paprastai siūlo apgyvendinimą gali būti su sauna arba be saunos. Jeigu žiūrėti 3 žvaigždučių viešbučius, jie jau dirba ir su pusryčiais, gali būti siūlomi pusryčiai vakarienė maitinimo tipas, kai kurie iš jų gali būti jau ir su pirtimis. 4 žvaigždučių viešbučiuose maitinimas dažniausiai jau būna pusryčiai vakarienė, beveik visi 4 žvaigždučių viešbučiai turi pirtis, kai kurie gali turėti ir baseinus, arba būti be baseinų 4 žvaigždučių viešbučiai, o 5 žvaigždučių viešbučiai, taip pat maitinimo tipas gali būti jau ir halbordas dažniausiai, ir jie pasižymi tuo, kad turi gerus pirčių kompleksus su baseinus. Taigi, tokie dalykai, kurių galima tikėtis kalnų apgyvendinimo viešbučių kategorijose. O pats slidinėjimas yra priskiriamas tai rizikos zonai, tad vykstant slidinėti yra rekomenduojamas sveikatos draudimas. Austrija ir Italija priklauso Europos Sąjungai, tad vykstant į šitą šalis rekomenduočiau pasidaryti štai tokią Europos Sąjungos sveikatos draudimo kortelę. Jis yra išduodama, kiek žinau, nemokamai valstybinėse ligonių kasose. Tai reikia užpildyti elektroninę formą internetu ir atvykti į kasas atsiimti šitą kortelę. Valstybinių ligonių kasų internetinis adresas yra www.vlk.lt, kaip valstybinė ligonių kasa sutrumpinimas vlk.lt. Ir turint šitą kortelę yra suteikiama būtinoji medicinos pagalba, o šitų išlaidas kompensuoja valstybės sveikatos draudimas. Taigi atvykus į medicinos įstaigą ir pateikus šitą kortelę, pirmoji pagalba yra nemokama. O jeigu yra reikalingos papildomos išlaidos, transportavimas nuo kalno ir taip toliau, yra būtinas draudimas. Tad geriausias variantas vykstant slidinėti turėti ir kortelę, ir draudimą. Skirtumas yra tas, kad turint tiesiog galiojantį draudimą atvykus į medicinos įstaigą, išlaidas iš pradžių reikia padengti patiems turistams ir grįžus į Lietuvą, jeigu tai yra draudiminis įvykis, draudimas tuomet grąžina sumokėtus pinigus. Tuo tarpu, jeigu turistai turi Europos Sąjungos sveikatos draudimo kortelę, būtinoji medicinos pagalba yra suteikiama nemokamai, tiesiog įstaigos darbuotojai pasidaro tos kortelės kopiją. Taip pat, vykstant slidinėti, verta pasidomėti ir civilinės atsakomybės draudimu, kuris dažniausiai yra daromas kartu su sveikatos draudimu. Tam atveju, jeigu nepatyręs slidininkas netyčia atsitrenktų į kitą slidininką, numuštų, padarytų kažkokių tai sužalojimų. Daugiau informacijos apie civilinės atsakomybės draudimus galima pasiteirauti bet kurioje draudimo įmonėje. Ir prieš savo akis matome slidinimo žemėlapį. Baisokas vaizdas atrodo pradedantiesiems. Pagrindinė problema, kodėl agentūros bijo pardavinėti slidinėjimo keliones, ko gero ir yra slidinėjimo žemėlapis, kad nežino, kaip suprasti ir kaip paaiškinti. Taigi garantuoju, kad labai greitai čia susigaudysite. Jeigu turite Italijos žemėlapį, atsiverskite katalogo 22-20 puslapius, tuomet šitą slidinėjimo žemėlapį jūs matysite truputėlį raiškiau negu kad skaidrėse. Taigi, ką reikėtų daryti? Pirmiausia, atkreipkite dėmesį, kur kokio tipo trasų yra daugiausia, ar ne? Kur yra mėlynų trasų, ar ne? Matome Kičtenhorno ledynas pradedantiesiems puikiai būtų, taip pat yra Šmitenhoje kalne, ar ne? Kur yra raudonos trasos, kur galima pasiūlyti ir šiek tiek patyrusiems slidininkams, ir juodų trasų, kas varė, ar ne, yra Šmitenhoje kalne. Taip pat pasižiūrėkite, kaip trasomis galima leistis, kaip galima pereiti iš vienos trasos į kitas trasas. Taip pat atkreipkite dėmesį, jūs jau matote, kur yra pažymėti keltuvai, kur yra gondoliniai keltuvai, kur yra bugeliniai keltuvai, krėsliniai keltuvai, ar ne? Šitą visą informaciją jūs jau žinosite. Taigi matote, kur ir kokiais keltuvais galima pasikelti ir kaip galima trasomis leistis, kaip jos yra susiję vienos su kitomis. Maksimalus slidinėjimo zonos aukštis. Atkreipkite dėmesį, Šmitenhoje yra 2000 metrų. Tai reiškia, kad jeigu jūsų paklaus
Koks yra slidinėjimo aukštis, tai sakote, kad maksimaliai slidinėjimo zona CLMZ kurorte yra 2000 metrų. O iš kairės yra Kaprūnas su Kičtenhorno ledynų, ten yra netgi slidinėjimo zona iš 3000 metrų. Ką tai reiškia? Slidinėjimo zona, tuo daugiau natūralaus sniego būna trasose. Žemiausias taškas, jeigu klausia jūsų, kaip paprastai atsakyti į klausimą, ar galima į kurortą nusileisti slidėmis. Jeigu jūs niekada nebuvote tame kurorte, galbūt ir sutriksite truputėlį ir nežinosite, kaip atsakyti. Bet jeigu atsisite katalogo 12 puslapį, ten galite pamatyti, kad pavyzdžiui, CLMZ kurorto aukštis yra 750 metrų virš jūros lygio, o pati slidinėjimo zona yra nuo 750 iki 3020 metrų. Tad jeigu tas žemiausias aukštis sutampa, vadinasi, tai reiškia, kad į kurortą jūs galite tiesiai nusileisti slidėmis. Jeigu ir ten yra pažymėtas tas pats aukštis. Šiuo atveju 750 metrų. Taigi atsiverskite vėl 22-23 puslapius, kur yra žemėlapis. Pasižiūrėkite, atkreipkite dėmesį į keltuvų skaičių, pasižiūrėkite, kiek jų yra. Turite žinoti keltuvų skaičių, kad suvoktumėte, ar bus problemų su eilėmis. Pavyzdžiui, CLMZ yra netgi 3 keltuvai, tad be abejo problemų su eilėmis didelių nebus. Ką turėtumėte žinoti apie sniegą? Jeigu slidinėjimo zona yra 3000 metrų aukštyje ir aukščiau, tai yra vadinama ledynų, slidinėjimas ten yra ištisus metus, netgi ir pats Kičtenhorno ledynas, ten galima slidinėti ištisus metus, kiek žinau, tik tai rugpjūčio mėnesį yra uždaromas profilaktika ir tada būtų galimybių. Taigi, Alpių kalnai 1100 metrų ir aukščiau, stabilus sniegas yra tokiame aukštyje esant 3-5 maždaug laipsnių esant -3, -5 laipsnių temperatūrai. Jeigu yra 1000 metrų aukštis ir maždaug apie 1500 metrų aukštis, tai stabilus sniegas tenai bus esant 0 laipsnio temperatūrai. Ir jeigu yra dar žemiau, tai stabilus sniegas yra -1. Ir kaip jau minėjau, Alpių kalnai, jeigu yra 1700 metrų, tai užtenka net ir pliusinės temperatūros 3-5 laipsniai. Ne visiškai teisingai pasakiau. Jeigu 1000-1500 metrų, tuomet temperatūra, kad būtų stabilus sniegas, reikalinga 0 laipsnių. Jeigu yra dar žemiau negu 1000 metrų, tuomet reikalinga, kad būtų minusinė temperatūra. Tai yra -1 yra reikalinga, kad būtų stabilus sniegas. Be to atkreiptinas dėmesys yra į tai, kad labai dažnai slidinėjimo kurortai turi išvystytą ir sniego patrankų infrastruktūrą, bent jau CLMZ regionas išties turi labai išvystęs sniego patrankas. Net jeigu yra žolė kurorte, šviečia saulė, viskas yra labai gražu apačioje, turistai viršuje vis tiek slidinėja ir dažniausiai nusileidžia netgi beveik iki pat kurorto, nes sniegas yra gaminamas nuolat veikia keltuvai, kurie veikia čia nuo lapkričio mėnesio iki netgi gegužės